Vakar visa šalis minėjo pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. Mūsų mieste pramogų aikštėje gausiai susirinkę druskininkiečiai ne tik stebėjo valstybinio choro Vilnius pasirodymą, bet ir dalinosi mintimis apie šio šventės svarbą. Karūnavimas tai yra, sakykime, valstybingumo tai yra valstybingumo ženklas, tai yra pripažinimas Europos kontekste visame, reiškia, Lietuvos kaip valstybės. Tai yra didžiulė tokia data, kuri jinai labai svarbi mums kaip lietuviams, jo labiau, kurie buvo ilgus metus tiek ir 19, tiek 20 amžiui buvome okupuoti ir panašiai teko susidurti. Tai yra, mums tai yra milžiniška šventė, tai yra viena iš tų, tai yra tikrai yra tokia pagrindinė valstybingumo šventė, sakyčiau. Reikšti tą šventę jau savaime reiškia kažką Lietuvai, be abejo, bet Druskininkuose tai čia tų švenčių, manau, netrūksta. Aišku, labai malonu, kad druskininkai kaip miestas ypatingai mėgsta paminėti turbūt visas tautinės šventės ir mielai jungiasi į visokias akcijas, kas susiję su tautiškumu lietuvių. O Lietuvai ta šventė turbūt reiškia, kiekvieno širdį ta šventė dega, turėtų rusenti. Ne taip, kad mes tik tai pažymim ją kažkokiais gražiais koncertais ar kažkokiais vėliavų plasdenimais ir kartais pamirštam iš tikrųjų, jeigu mums neprimintų kokias nors radijos stotis ar dar kažkas. Turėtumėm tą dieną švęsti iš tikrųjų širdise. Pastaruosius 3 metus ateinam čia aikštėje padainuoti. Himną sugėdoti. Taip, himną sugėdoti, o anksčiau tai kažkaip man šita šventė nebuvo kažkuo tai labai reikšminga. Iš tikrųjų, tai esam kolektyvo Racilukai nariai ir pasitaikius progai niekad nepraleidžiame parodyti Lietuvai, kuo mes esam blogesni lietuviai už kitus lietuvius ir už kitus užsieniečius. Parodom save, parodom Taip, kad puoselėjam lietuvybę. Taip, ir niekada neapleidžiam tokios minties, kad patys esame lietuviai. Druskininkų savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė pastebėjo, kad ir svetur laimės ieškoti išvažiavę lietuviai nepamiršta savo namų ir taip pat mini vieną svarbiausių Lietuvos valstybinių švenčių. Svarbu labai solidarizuotis, būti kartu, širdyje neprarasti to sąlyčio su savo tėvynė. Nieko svarbesnio. Kiekvienas žmogus neturi kaip gimtieji namai, kaip tėvynė, kaip savo kraštas. Tai tiesiog manau, kad mes turime labai džiaugtis, kad mes turime valstybės dieną. Ir aišku, mūsų ir išvykusių, ir čia likusių pareiga tęsti tas tradicijas, kaip sakiau, puoselėti, dar giliau pažinti sudėtingą, gražią mūsų šalies, mūsų tautos, mūsų valstybės istoriją ir suprasti, kad nuo manęs taip pat priklauso. Ir aš turiu tam tikrą misiją šioje žemėje, kad kas nors pasikeistų, kad kas nors būtų geriau, kad po tiek laiko vaikai ir vaikaičiais pasakytų, o čia gyveno mano seneliai, mano tėveliai. Taigi, taip aš mąstau apie valstybės dieną, su didžiulė meilė galvoju apie mūsų miestą, apie savo vaikus, savo šeimą, savo druskininkus, savo Lietuvą. Vakarykštį renginį vainikavo visuotinis Lietuvos himno giedojimas. 21 valandą Lietuvos laiku lietuviai visame pasaulyje susijungė ir kartu giedojo tautišką giesmę. Pirmą kartą kartu giedoti himną visi lietuviai buvo pakviesti 2009 metais, švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį.